Atvykau į Zenevičių ūkį netoli Merkinės. Man jie puikiai pažįstami, nes mes į Merkinės fabriką braškės iš jūsų perkam. Labą dieną. Sveiki, Vytarai. Kaip gyvuojat? Pabiški. Kiek metų jau ūkiai yra? O jau virš 10. Virš 10? Virš 10. Pagrindinė, kad uogom tai pradėjom nuo 17 metų. Vienu metu turėjom ne 10 hektarų uogynų, aviečių, braškių. Dabar biškį sumažinom, tik pagrindinė braškės liko. Ir daržovių dabar. Ir daržovių nemažai turim. Kokios daržovės? Bulvės, morkos, burokėliai, svogūnai. O tai kas laiko ūkio kampus, sūnus ar mama? Galima sakyti, abu žinokit, mes visada apsitarėm, nuo ryto viską iš vakaro susplanuojam. O tėtis dirba? O tėtis dirba. Pagrindiniai du banginiai, kurie daugiausia dirba ir čia daugiausia laiko praleidžia, tai jo mama ir tėvas. Dviese eina, dviese daugiausia daro. Ir traktorius ir su tuo nauju sėdžiu ir važiuoju. Pati? Pati. Ir jeigu ne ta technika, tai vargu bau būtų ar spėtumėt? Jo, žinokit, labai sunkiai, nes labai daug rankinio darbo atkrenta. Pas mus gyvat visus ir braškės pasodinė, atrodo, ant plėvelės vis tiek turi praeit, nes prie daigų vis tiek žolė lenda. Tai va taip to žiauriai buvo daug. Va šiemet tai tikrai labai gerai pirko sėjamų. Tai va ir svogūnus pasėjo, ir morkas pasėjo, ir brokus pasės. O atsimenus su traktorium? Taip. O taip būdavo rankom. Varom tuos svogūnus. Tai galo nesimato, ne? Ir galo nesimato. Kokia 3-4 dienas, kol susodini juos. Žiauriai palengvino, tikrai žinokit. Tai parodykit, kokią techniką turit, kad jau 3 čia apsidirbat visą. Tai ką, viena iš tokių investicijų šiemet italų gamybos freza. Freza? Aš galvojau, kad freza tai yra tik tai apie medį kalbant. Dirba tai panašiai, nes yra velenas, uždėti tokie dantis ir kaip sukasi tie dantis dideliom apsukom žemę purena. Tarkim, būna grumstų ar dar kažkokios žemės tokios, kurios negalima įdirbti. Tai paprastai tai su ją taip išpurena, tokia labai gerą žemę padaro lygę. Ir sodinimai, jeigu nori sodinti daržovės, tai kaip stalas lygus būna. O jis nuvažiuoja, tai žinokit, vaikai to laiklimsti žemėn. Taip išpurena? Taip. Darbinį gylį pasiekia iki 28 cm. Tai sakau, ariminį gylį pasiekia, tokia investicija. Sakau, tai kas daržovės augina, tai be frezos sunkokai įsivers. Sakau, ypač dabar kaip sausa grumstų yra, tai sunku sodinti, tai su ją įsidirbai. Ir akmenys viskas? Akmenys, jei didesnis, tai išmeta į viršų, o jei mažesnis, tai irgi taip į žemę palaido. Pakasa? Jo, palaidoja žemę. Labai patogus įrankis. Jo, sakau, patenkinti man. Ir dabar ir daržovėm visom ir bulvėm sodinimui, tai tik išfrezuojam, po to sodinu. Tai mama ir šitą traktorių vairuoja? Aš daugiau ant tų liepų džandyrų. Ir pakrovėjų, ir ant mažiukų džandyrų. Aš su traktorium, kai važinėjęs esu, telefonas po to rodė, kad aš padariau ten 50 000 žingsnių per dieną, nes jisai suprato tą strikinėjimą kaip žingsniavimą. Būna, ir man aš irgi turiu laikrodį, tai kad skaičiuoju kartais žingsniukus, kaip dirbi lauką, ten tas greitis nedidelis būna. Jo. Tai gerai, čia freza. Jo. O čia ta daržovių? O čia pneumatinė daržovių sėjamoji, tai viskas vyksta, kad oro pagalba. Čia sukasi šitas diskas ir prie šitų skylučių pritraukiama sėkla yra po vienos. Čia susireguliuoja, kad tau būtent imtų po vieną sėklą. Čia yra greičių dėžė, susireguliuoja greičius, kokius tau reikia pagal lentelę. Ir sėja tokiais atstumais milimetro tikslumu gali susireguliuoti, kokios tau kultūros ir kokiu atstumu susisėti. O kas čia dar yra? Čia svogūnų sėjinukų sodinamo sėjamoji. Su šita galima sėti iš sėklų svogūnus, o čia iš svogūnų galvučių jos. Tai čia suberėt čionais? Susiberia čia. Čia nuo darbinio veleno šitas vibruoja, kad nestriktų ir krenta. Ir čia šitie tarpai atsisuka ir reguliuojasi sėklos padavimas, kaip dažnai jinai krenta ir iškrenta į... Per tos krenta šalius. Čia krenta, va šito noragėlio pagalba į žemę, ratukas suspaudžia, volas užvoluoja
ir 7 svagutės pasisėja. Sėdė ir žiūri, ar tikrai. Ar tikrai krenta svagūnai? Ir prisižiūri, kad... Čia irgi, kadangi daug kopūstų sodinam ir seniau tai rankinio būdo po vieną. Vienu daigelį iš saujos ir saudydavom. Bet aš dabar pasakyčiau, kad čia kažkokia tai kosminio laivo dalis yra nukritus. Čia paėmė, išberė sėklas, tarkim, kopūstų, suberė, kadangi dabar jau neturim ko sodinti, tai negaliu vizualiai padarai taip, supurtai, visos sėklytės subyra, uždedi ant daigyklos 96, paspaudė ir visos sėklytės iškrenta. O su šituo ant daigyklos susidedam, prispaudžiam, pasidaro duobutės. Ir į tas duobutės įkrenta. Šitas sukrenta. Matai, kaip čia įdomi. Man būtų kas parodė, sakyti, kas čia. Nu, rimtai sakyčiau, čia kosminio laivo kokio nors nukrito gabalas. Nu, labai paprastas įrankis, bet sakau, labai irgi pagelbėja. Tai čia va, iš tos daigyklos į tas, kaip jos čia vadinat? Čia daigykla yra. Ir vat, kaip susodinam, suspaudžiam, po to palygini ir viskas. Ir jau čia kiekvieną daigelis įkrenta į savo vietą. Bet tai čia kaip palengvina darbą iš tikrųjų, jeigu rankom reiktų po vieną. Tai žinokit, būdavo ant saujų ir po vieną daigelį, va taip ir dėlioju tuos tūkstančius. Ir sėdėdami, ir gulėdami. O tu sapnuoji tą, kaip dėlioji. O dabar sakau, iš karto uždėjo 96. Jau ankstyvi pasodyti. Tai dabar, kai jie susidaigins, tai juos jau rankom sodinsit? Nu, kol kas rankom galvojam pirkti ir sodinam. Irgi yra tokias? Yra. Tai dabar jau čia tas frezavimas vyksta. Jo, išdirba lauką ir po to sodinimas vyks. Tai čia bulvę sodinsim į šitą lauką. Jeigu va matėt, va ten grumstų daug priemolio tokio yra žemės, tai į tokią žemę nelabai ir pasodinsi nieko, nes ten kaip akmuo dabar išdžiūvus. Bet va, išpurens viską. Pravažiuoja frezas, sutrina, padaro normalią žemę, jau galima sodinti jo. Man būt gerai į mano darželį, bet neįtilptų traktorius. Čia kaip netoliese, tai gal ką nors. Tai čia bulvių sodinamoji. Jo, čia yra bulvių sodinamoji, 2 vagų ir dar papildomai šitą traktorių yra įmontuota automatinio vairavimo sistema 2,5 cm tikslumo, dėl to, kad būtų užtikrintos lygios vagos, kad neįsikauptų ir kad, patogiau būtų. Tai čia jau vairuoti nebereikia? Nereikia, tik sėdė, žiūri, ar bulvės krenta ir lauko gale tik. Ir labai preciziškai 2,5 cm, tai čia toks tikslumas. Tiksliai vagos, matot, kaip tiesios nueina. Tai čia iš palydovo gauna signalą? Ir tą ką ryšys palydovo, prie palydovo prisiriša ir labai puikiai veikia, patenkinti irgi šitą sistemą. O sudėtingas valdymas? Ne, nuo telefono arba galima SIM kortelę įdėti, kad ryšys būtų, bet sėdi traktoriai ir viską atsisukęs atgal žiūri, nereikia kaip be jos važiuoti į priekį, žiūrėti, kad tiesiai nuvažiuoti ir tai ne visada gaunasi tiesiai nuvažiuoti, o čia jau tiesiai. Toks tas ūkininkų gyvenimas, ir stebiesi iš tikrųjų, kiek sukurta padargų, kurie iš tiesų palengvina tos darbus, kurių labai daug reikia padaryti, norint užauginti bulvę, braškę, bet ką. Ir vienas dalykas aiškus, kad nepaisant to, kiek jau tų padargų gerų yra nuostabių, padedančių žmogui, bet vis tiek kiek yra darbo, kiek laiko tai atima. Ir žemės ūkis toks dalykas, kad nepastumsi, kad šiandien tingiu kažką daryti, rytoj padarysiu. Turi daryti tada, kada reikia, nuolatos, nėra tokios laisvos minutės visiškai. Tai žmonės į tą pasinėrė, bet kita vertus, kas man atrodo svarbiausia, kad vis dėlto jie laimingi, jie dirba mylimą darbą, jie užsiima tai, ką išmano,
kas jiem patinka. Ir tai yra turbūt nuostabu. Nėra geresnio dalyko arba vieno iš geresnių dalykų gyvenime, kaip dirbti tai, kas tau patinka.